Tau priminėjams eiti užsiimti savo aistrą. Grįžk į momentą, būk dabartį, būk čia ir dabar. Vienintelis momentas per visą egzistenciją yra čia, dabar. Ir vienintelė vieta, kurioje tu vis laik būsi ir atsidūrisi, yra čia, dabar. Būk čia, grįžk į save, grįžk į momentą ir eik užsiimk savo aistrą. Kas ta tavo aistra yra? Tai gali būti bet kas ir 1% bent jau smagiau, negu ką kitą daryti. Kodėl užsiimti dabar savo to aistrą? Kaip tu užsiimti savo aistrą, tu išspinduliuoji vibraciją, dažnį, kuris atitinka būtent tavo aukščiausią versiją. Tas žmogus, kas tu iš tikrųjų esi vidau. Ne tavo ego, kas identifikuojas kaip tavo vardu ir tavo fiziniu kūnu, bet kas tu iš tikrųjų esi vidau. Kas tu iš tikrųjų esi ir čia išorėje. Ta siela, ta būtybė, ta meilė besąlygiška, tai esi tu ir kas būtent tau. Ir dabar smagu eiti daryti. Eik, daryk tai. Gerai, kas yra mano aistra? Kaip man reikia atskirti mano aistrą nuo mano ego? Tavo ego mėgsta apsimetinėti tavo aistrą. Ir kažkas dabar sakytų, ai, aš einu skriausti gyvūnus. Man aistra yra eiti žudyti žmonės. Va tu nesąmonės. Iškart pasakysiu, kad tai nėra aistra. Tai yra nerimas apsimetantis aistrą. Tai yra nerimas. Pats svarbiausias dalis gyvenim, ką aš galiu tau žmogų, kad rastep galvo patarti, yra suprask save, pažink save. Šit sakinys ir šitą patarlį, kurią ką tik pasakiau, yra 1000 metų senumo. Svarbiausias dalykas, pažink save, kas tu iš tikrųjų esi. Aistra nėra sukeliems kažkam skausmą. Aistra yra jauduliuks, aistra yra aukšta vibracija, aukštas dažnis. Tai yra besąlygiška meilė. Ir jeigu tu galvoji, kad tau skriausti kažko nėra, aistra tai yra nerimas, apsimetantis aistra. Tai yra programa tavo ego, kad tau yra įprogramauta nuo pat vaikystės. Dėl kažkokių traumų, ar dėl kažkokių dalykų, ką tu paėmė iš vaikystės, iš tėvų, iš aplinkos, iš televizoriaus, iš bet kur. Tai nėra aistra. Aistra yra tai, kas yra meilė, kas yra aukštas dažnis, kas yra pozityvas.